Savivertė ir pasitikėjimas savimi. Mes šituos du žodžius kartais naudojame kaip sinonimus, nors jie yra skirtingi. Savivertė tai iš dalies yra jausmas, kad aš esu vertas būti čia. Aš vertas kažką tai veikti, daryti, gauti pažymius, būti mylimas, būti priimtas draugų, turėti draugų, veikti ką aš noriu, rinktis tokią profesiją, kokią aš noriu. Aš esu to vertas. Tai reiškia, tai yra toks kaip ir jausmas, kad aš galiu. Ir nėra to tokio, nežinau, gal čia ne man, čia kažkaip gal. Kartais būna sunku tą jausmą pagauti, nes tiesiog nesusiduriam su tuo dažnoje dienoje, bet galim tiesiog dabar pagalvoti, tai kur aš jaučiuosi vertas, ne? O kur aš kartais stabdau save ne dėl to, kad aš galbūt nemokėčiau, bet galvoju, kad, nežinau, gal klausimas, pavyzdžiui, bus kvailas, kurį aš noriu užduoti ir jūs tada sustabdat save nuo to klausimo uždavimo. Nes tai gali atrodyti, bet vėlgi susijęs su savivertė, kad aš galbūt nevertas to klausimo užduoti, nes jeigu aš užduosiu, kiti iš manęs juoksis, ir tai reiks, kad aš esu kažkoks tai blogesnis. Žmonės, kurie turi tvirtą savivertę arba aukštesnę savivertę, gali sakyti tai, kad jie gali užduoti tą klausimą, nesvarbu, ar jis atrodys kvailas ar protingas, jiem nuo to per daug nepasikeis gyvenimas. Jie tiesiog jausis nuo to toliau, nes ar kažkam pasirodė tas klausimas kvailas. Jis nežinojo tos informacijos, paklausė, kažkas kitas žinojo, jam atrodė, kad yra savaime suprantama, pasijuokė, bet pirmasis, kuris klausė, sako, jūsų bėdas, kad jis juokas, man tai kas? Mano gyvenimo tai nekeičia. Tai šitas pavyzdys gali labai aiškiai parodyti, kad žmonės, kurie geriau jaučiasi su savimi ir su savo savivertė, jiems nėra labai taip svarbu, kaip kiti apie juos pagalvos. Žmogus, kuris turi aukštą savivertę, jisai kitų žmonių nežemina. Jam nebūtina kitus menkinti, nes kodėl mes menkinam kitus žmonės, tai dažniausiai dėl to, kad pakeltumėm visai viršų. Nes jeigu kažkas yra žemesnis už mane, tai aš esu aukščiau, metaforiškai kalbant. Tai vadinasi, kad jeigu aš kažką kitą bandau paniekinti, įžeisti, tyčiotis, vadinasi, noriu, kad jis jaustųsi ir būtų žemiau, tam, kad aš pats jaučiuosi aukščiau, tai dauguma patyčių susijusių su tuo. Tai savivertė yra tas, kur aš jaučiuosi vertas būti čia ir man nereikia kitų žmonių engti kažkaip, tai man nereikia jų žeminti ar niekinti tam, kad aš jaučiuosi gerai. Čia yra savivertės klausimas. Kitas dalykas yra pasitikėjimas savimi. Pasitikėjimas savimi tai yra žinojimas, kad aš galiu kažką padaryti tam tikroje srityje. Tai vadinasi, kad aš galiu pasitikėti savimi tam, pavyzdžiui, matematikoje, bet nepasitikėti savimi, lietuvių kalboje. Ir tai bus visiškai normalus dalykas. Aš vienur galiu labiau savim pasitikėti, kitur mažiau galiu savim pasitikėti. Tai čia šitie dalykai tuo ir skiriasi. Kad mes ugdytumėm savo savivertę, tam vis dėlto mums kartais reikia ir kitų žmonių pagalbos, nes mes išmoksim. Jeigu kiti žmonės kažkaip mus pagirdavo, pasakydavo mus komplimentus ir tai tęsiasi ir mes kaip ir priimam, kad mes esam verti būti tokie, mums būna lengviau. Ugdyti savivertę tai nėra toks labai paprastas dalykas. Mes turim savo pastoviai priminti, kad aš esu vertas būti čia. Ir jeigu ateina kažkokios negatyvios mintys į galvą, mes turim mokytis jas patraukti nuo savęs. Tai reiškia, kad tos mintys, jos neteisingos. Net jeigu ir atrodo, kad teisingos, jas reikia patikrinti. O kaip patikrinti, kuri mintis yra teisinga, kuri neteisinga? Jeigu mintis yra teisinga, jinai bus kaip faktas. Jeigu aš sakau, aš esu nevykėlis, kokie yra įrodymai? Tai, kad aš vieną kontrolę neišlaikiau. Ar tai yra įrodymas? Galbūt kai kam atrodys, kad tai įrodymas. Bet jeigu aš kitose situacijose daug daugiau dalykų pasiekiu ir tos kontrolinius išlaikau ir kitur mokusi, tai nereiškia, kad aš esu nevykėlis. O jeigu tai nėra faktas, vadinasi, tai yra tik tai mintis. O mintis gali būti bet kokios ir jos tikrai nebūtinai bus teisingos. Tai visą laiką galite savęs paklausti, ar tai yra mintis ar faktas ir paieškoti įrodymų. Jeigu nėra net įrodymų, tai bus mintis ir jūs galite tą mintį paleisti. Tai gali padėti ugdyti vis dėlto savo savivertę ir pasitikėjimą savimi, filtravimas to, ko aš mąstau. Nes ne viską, ką jūs pagalvojate apie save, yra tiesa. Ir dauguma dalykų, kuriuos jūs neigiamus, ypatingai neigiamus, dažnai, kai jūs pradedat galvoti kažkokius tai neigiamus dalykus apie save, jūs net ir prasčiau jausitės. Tai nepasiduokit toms mintims, nes jos nėra teisingos. Jūs turite paieškoti faktų už ir faktų prieš. Ir jeigu jūs nerandate tų faktų už tą mintį, kad jinai yra teisinga, vadinasi, nėra įrodymų
Ir tai nėra faktas, tai yra tik tai mintis ir mes galime ate pasakyti. Pabandykite paieškoti, kokios mintis jūsų gyvenime gali trukdyti jums pasitikėti savimi ir galbūt netgi slopinti jūsų savivertę. Ir čia vėlgi darykite tai savo. Pagalvokite apie tai, kas galbūt susijęs su karjera ir kur jūsų mintis ir jūsų pasitikėjimas savimi gali pristabdyti jūsų pasirinkimus savo karjerą. Ir prisiminkit, kad tos mintis nebūtinai yra teisingos, dažniausiai jos, ypatingai neigiamos, bus klaidingos.